Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis sveikinasi Jaunimo naujienos. Noriu padėkoti visiems, kas prenumeruoja kanalą, pasidalina vaizdo įrašais, juos pakomentuoja ir paspaudžia patinka, nes tai yra didžiausias paskatinimas kurti toliau. Taip pat noriu nuoširdžiai padėkoti visiems, kurie paremėte Jaunimo naujienų anketą Patreon platformoje, tapdami Jaunimo naujienų laidos siekiais Patreone ir pervesdami lėšas tiesioginiu bankiniu pavedimu į banko sąskaitą, nurodant mokėjimo paskirtį auka. Nuorodos, kur galima prisidėti finansiškai prie laidų kūrimo, paliksiu vaizdo įrašo prašyme ir komentaruose. Seimas uždegė žalią šviesą antrajam jūros vėjo parko konkursui naujomis sąlygomis. Seimas ketvirtadienį pritarė atnaujintoms būsimojo antrojo 700 MW galios vėjo parko Baltijos jūroje konkurso sąlygoms. Paklausykime, ką apie tai galvoja Seimo narys Artūras Skardžius. Kalbėsiu, kieno krikštatėviai pagimdė visus energetikos korupcinius projektus, suviniotus į trispalvę, ne šventas reikalas, tačiau apsukrus verslininkai visą laiką aplipę ir tie projektai išbrangsta. Šiaip jeigu nebūtų valstybės paramos, tegul jie kainuoja nors ir 10 milijardų, bet kai mes kalbame apie energijos vartotojų pinigus arba apie mokesčių mokėtojų pinigus, kiekvienas euras turi būti suskaičiuotas. Ir šiame kontekste, ko vertas energetikos ministro pono Vaičiūno duotas pažadas, kad kaštų naudos analizė dėl antrojo vėjo jūros projekto, kuris bus finansuojamas, visi kaštai padengti iš energetikos elektros vartotojų kišenės, bus atlikta ir prieš priimant galutinį sprendimą Seime, ogi nieko. Tai yra tuščias oro virpinimas, buldozeris įjungtas, tiesiog nebe tokia didelė pavara, kokia važiavo jį vairuojant ponui Kreiviui, Ignitis, akcininkui, šitą rūpinantis savo išskirtiniais interesais visą kadenciją dirbant ministru. Tai štai kur problema. O kalbant apie patį turinį, tai be abejo nebuvo vertintos jokios alternatyvos. Apetitas sumažintas, gal ne tokia sviesto stora riekė lieka, bet jinai lieka užtepta tiem verslininkam, kur dalyvaus greičiausia tas pats mūsų monopolininkas, atsivedęs vėl kokį Ocean Wind ar kitą partnerį. Ir viską sutvarkęs mūsų mokesčių mokėtojų pinigais atiduos pusę naudos tam asmeniui. O nauda, kaip kalba Verto vadovas, bus po 48 metų. Įdomu, kiek čia sėdinčių, kurie šiandieną spaudžia mygtukus už, bus Seime ir džiaugsis tą naudą. Ačiū. Antradienį reprodukcinės sveikatos įstatymas peržengė pirmąją kartelę. Po pateikimo stadijos Seimas pritarė įstatymo projektui. Už reprodukcinės sveikatos įstatymą balsavo 56 Seimo nariai, prieš 44 dar 10 Seimo narių susilaikė. Trečiadienį vyko Sveikatos teisės instituto renginys, kuriame buvo aptarta atsakomybė už savo sveikatą, neatiduodant jos į gydytojų, valstybės, farmacijos, pramonės ar kitas rankas. Šiame renginyje Rimas Jankūnas trumpai apibūdino galimus reprodukcinės sveikatos įstatymo pavojus. O kodėl nedalyvauja Kristina? Kristina nedalyvauja dėl kitos komercijos. Kaip žinote, berods užvakar tokia ponia Vėsaitė pristatė reprodukcijos įstatymą, kuriame numatoma, kad visa kontracepcija siūloma būtų nemokama ir abortą sukeliantis preparatas mifepristonas taip pat būtų nemokamas, išplečiant jo vartojimą netgi toliau, kur tirta prieš 25 metus klinikinių tyrimų metu. Reiškia, tie pristatytojai šito įstatymo rengėjai yra tokie atgrubnagiai, kad jie net nesugebėjo pasižiūrėti klinikinių tyrimų duomenų ir dabar mėgina brukti Lietuvos žmonėms, Lietuvos moterims, praktiškai paversti juos bandomaisiais triušiukais. Netirta jį. Taip pat pasiklausykime Kristinos Zamarytės Sakavičienės Sveikatos teisės instituto direktorės, bioteisininkės 6 vaikų mamos nuomonės apie šią temą. Kai
moteris, mama, sakykime, badu marintų savo kūdikį arba jį sumuštų, visa visuomenė pašiurptų, ne? Todėl, kad labai baisu pakelti ranką prieš bejėgį žmogų, prieš kūdikį. Bet kai tas pats vyksta su žmogumi, kuris yra mamos gimdoje, na, valstybė ne tik nori dabar kompensuoti visas tas procedūras iš mūsų mokesčių pinigų, netgi tų mokėtojų, kurie nesutinka su iš tom procedūrom, bet ir pagal įstatymą destigmatizuoti. Tai reiškia padaryti moraliai priimtiną paslaugą. Ir kaip parašyta 3 straipsnį, Kristina, turim pusę minutės. ją paversti patrauklę, kad moteris tas abortas traukia. Sunku ką pridurti, tai lieka pritarti šiai nuomoniai. Na ir vakar po ilgos tylos viešojoje erdvėje pasirodė Alminas Adrijus, jaunuolis, kuris išgarsėjo po pasisakymo Bučiuoju Rūtą laidoje. Prisiminkim, ką tokio jis pasakė. Ir sakiau, pradėkim nuo mūsų jaunimo. Akis į akį. Labas vakaras, Adrijau. Sveiki. Malonu matyti. Kiek pačiam metų? 21. 21. Kiek žinau, esi dainininkas? Taip. Dainininkas, gerai. Gavai šaukimą? Taip. Ką darysi? Laukiu dar. Galvoji, ką daryt? Taip. Kaip elgtis? Nesinori? Ne. Kodėl? Labai myliu Lietuvą. Kultūrą, tradicijas, žmonės, gamtą. Bet pačioje Lietuvoje matau, kaip didelis nutautėjimas vyksta. Vaikai dainuoja angliškai, televizijai dainuoja angliškai. Gamtą niokoja, miškus pjauna, veža į užsienį. Tai iš tikrųjų man net filosofiniai klausimai ateina, ką ginti. Jeigu nebėra tradicijos miršta, kalba miršta, tarmės iš vis jau labai smarkiai miršta. Tai tu nematai prasmės? Ar kaip? Na, prasmę matau, bet turėjau omeny, kad ne tik teritoriją reikia ginti, o reikia ginti ir visą praeitį, mūsų istoriją ir tradiciją. Ir paskaitykime jo pasisakymą. Manau, visi, kas norėjo, atspėjot apie mane viešai padiskutuoti, o aš, būdamas žemaitis, truputį užtrukau, kol viską apgalvojau, bet savo poziciją ir mintis šiandien pristatau iš pirmų lūpų, be pašalinių interpretacijų ir korekcijų. Ar tikrai myli Lietuvą, ar tik šauki, ar tikrai jauti protėvių dvasią, ar tik šauki, ar tikrai jauti padėką tėvynei, ar tik šauki. Kad pajaustum ir išgirstum, visų pirma kviečiu neberėkti, įsiklausyti. Noriu pasidalinti, ką jaučiu aš. Lietuvai reikia sveikų miškų ir girių. Tai pati didžiausia apsauga nuo bet kokių negandų. Gal tai sunku suvokti, kai visai nėra ryšio su gamta, bet paprastas pavyzdys. Interneto ryšys egzistuoja, nors jo niekas nemato. Taip pat yra ir su medžiais. Jie spinduliuoja iš savęs stiprią energiją, kurios taip pat nematome, bet jie ir daro didžiulę įtaką žmonėms. Miškai spinduliuoja taikos ir ramybės dažniais. Jei iš tikrųjų norime apsaugoti Lietuvą, visų pirma saugokim ir sodinkim miškus. Tai lietuvio tapatybės pagrindas. Po šio neplanuoto išgarsėjimo galiu drąsiai teigti, kad Lietuvoje nėra laisvo žodžio, patyčios yra toleruojamos net viešoje erdvėje. Apie televizijos ir žiniasklaidos manipulacijas net nekomentuosiu, bet galiu garantuoti, kad žiūrėdami ekranus netapsite išmintingesni, nuovokesni ar laimingesni. Ar tai, jog tu galvoji, kad esi vienintelis teisus, ar dėl to pasaulis pagražėja. Visata taip surėdyta, kad šviesios mintis ir laimingi žmonės aplink save kuria taiką, o nešvarius mintis ir neapykantos kupini žmonės aplink save pritraukia konfliktus. Visi, kas krovėte mėšlą ant manęs, jūsų valia. Mat gamtoje, kur būna daug mėšlo, auga stipriausi augalai. Dėkoju visiems, kas nuoširdžiai palaikėte, jūs padėjote man ir mano šeimai išlikti ramiems ir pasijausti saugiau. Tik primenu, kad aš paprastas žemės žmogus, didvyrių pasakęs kelis žodžius tikrai nesijaučiu. Šiuo metu lietuviai yra pasiskirstę į 2 pagrindinės grupės - rytai ir vakarai. Aš kadangi gimiau žemaičiu, man netinka eiti nei su rytais, nei su vakarais. Aš stoviu tvirtai ant savo žemės ir ginu tik vieną dalyką - savo vertybės. O vertybės pas mane labai paprastos ir amžinos. Gamta, šeima, tauta, kultūra, sveikata, pagarba. Taigi labai trumpai, gal kiek padrikai išreiškiu savo mintis ir dalinuosi savo daina. Daina gimė iškart po skandalo. Įrašas mėgėjiškas, nes dabar neturiu nei daug laiko, nei pinigų, bet tikiuosi kūrybinę kibirštėlę pagausi, tuo labiau daina taikliai atspindi mane. Viliuosi, kad paklausę kūrinio gausite atsakymus į kylančius klausimus ir šį kartą man pavyks tinkamai ir teisingai perduoti savo ryšį su Lietuva ir jo žmonėmis. Pabaigai tariu 3 paprastus, bet jeigu juos sakytų 3 milijonai vienu metu, stebuklingus žodžius. Lietuva, būk palaiminta. Na ir trumpai pasiklausykime jo kūrinio. Esame ori tauta, tik vienybėje galia. Mūsų moteris
viena, tai tėvynė Lietuva. Esame ori tauta, tik vienybėje galia. Mūsų motina viena, tai tėvynė Lietuva. Seimo Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos narys Rimas Jonas Jankūnas siūlo numatyti galimybę gyventojams atgauti jų sumokėtas baudas už karantino ir ekstremalios situacijos ribojimų nesilaikymą per populiariausios ligos vadinamąją pandemiją. Tai su tuo susijęs projektas šitoje sesijoje bus tik vienas, bus pasiūlymas sugrąžinti žmonėms baudas, sumokėtas už koronaviruso taisyklių pažeidimus, įskaitant kaukės, bet kur judėjimo ribojimus, tą vadinamą draudimų pasą ir panašiai. Tai akivaizdu, kad šiai dienai turime apie 30 Seimo narių, kurie tai palaiko, gal šiek tiek daugiau. Bet šitas projektas yra, sakyčiau, jeigu ir nepavyks, būtų mažiau gaila negu anas tyrimas, o be to mes jį galėsim iš naujo pateikti. O ką jūs, brangūs žiūrovai, galvojate apie šias naujienas? Savo nuomonę galite palikti komentaruose. Iki.